Gerą dieną visi, sekmadienis, grįžtam po atostogų, mano kampai podcastas tiesiai į jūsų smegenis. Kaip visą laiką, aš, Karolis, aptarsiu 3 pasaulio naujienas, kas įvyko per pastarąją savaitę. Turėjau šiek tiek poilsio laisvalaikio dienų, viskas praėjo puikiai, orai geri, vasara važiuoja į priekį. Portugalijoje vasara tęsiasi ten iki vidurio spalio, tai dar čia turim gerų laikų, nesiparinam, nesigrūzinam. Tai važiuojam į priekį. Pirma tema keliamės į Daniją. Danijoje teko pačiam studijuoti. Dabar yra iškilusi problema Danijoje, kad visi naudoja AI studentai ir kad neina jų niekai patikrinti, kad jie rašo viską su AI, patys nesupranta, ką ten parašo, o mokytojai skaito AI tekstą ir profesorių universitete. Tai 6 dieną rugpjūčio, tai čia prieš 3 dienas, Danijos švietimo ministras Magnus Heunicke paskelbė 3 priemonės prieš sukčiavimą su AI. Tai svarbiausias dalykas tai, kad visus namuose rašytus atsiskaitimus dabar studentam, moksleiviam maždaug nuo 16 metų jie pradeda įvesti šitą, kad kas turi 16 metų jau čia nuo mokyklos, tai kad reikės žodžiu apsiginti tuos tekstus. Kaip man teko studijuoti Danijoje, tai ten buvo man šiaip įdomu, kaip jie egzaminavo mus, nes kaip Lietuvoje tai ten duoda. Aš dabar jau man sunku net atsiminti iš tikrųjų, kaip ten būdavo tai Lietuvoje, bet būdavo arba testai, arba tada reikėdavo daug rašyti, arba būdavo miksas, arba būdavo ir žodžiu kažkas ten liktai, ne, visokių ten būdavo tų variantų. Dabar Danijoje tai buvo, man atrodo, jau ir kai aš mokiausi kažkiek ten žodžiu, bet pagrindiniai buvo tie atsiskaitimai, tai duoda 2 klausimus tau, ir tu tuos 2 klausimus turi, man atrodo, 48 valandas atsakyti. Ir viskas buvo namuose, tas daroma, ta prasme, kaip tau nereikėdavo klasėje sėdėti, kad ten atsakinėti, jie tau atsiunčia į e-mailą, ten per kažkokią programą tu prisijungi, matai 2 klausimus ir vienam klausimui, man atrodo, iki 5 lapų atsakymas turėjo būti. Aišku, aš mokiausi ne matematiką, o Social Entrepreneurship and Management, tai ten buvo daug ką rašyti. Ir jo, o gal buvo per abu 2 klausimus 5 puslapiai parašyti, gali būti ir taip. Kad, žodžiu, 2 klausimai, bet tu juos ten turi taip atsakyti jau tiksliai, aiškiai, iš visų kampų juos apžvelgti, kad neužtenka ten tau atsakyti, žinai, taip arba ne, ten į tą klausimą. Jie turi suprasti, kad tu supranti, ką tu ten apie ką rašai ir taip toliau. Tai jau tada, aišku, visi tenais naudojo internetus ir panašiai, bet tu nebūdavo, kas generuoja tau tekstą, nebuvo to generative AI. Tai kaip ir buvo aišku, kad tu aišku galėdavai plagijuoti, bet jau jie tais laikais turėjo plagijavimo kažkokius įrankius, kad nustatytų, kad darbas yra plagijatas, pavyzdžiui. Ir dabar su AI labai sunku yra sučiupti, nes kaip viską sugeneruoja, tai mokytojai po to kaip ir, skaito realiai AI darbus. Tai ką jie nusprendė, kad reikia žodžiu testuoti žmonės. 2023 metais vienas gimnazistas sakė, kad ChatGPT Danija neuždraudė, o kaip tik priėmė ten į tas jų paskaitas. Mokytojas vienas Danas sakė, kad jeigu tu nuvarysi tą AI ten į 3 planą, tai nebebus jokio connectiono su mokiniais, nes jie visi naudos tą AI šiaip ar taip. Bet dabar jau Danai šiek tiek jau supranta, kad vien tik tai su AI tu negali, ta prasme, mokyti, reikia kažkaip juos ir patikrinti. Tai dabar 3 dalykai, kuriuos jie įvedė, kad kai grįž pavasaris jau moksleiviai ir studentai, tai visi
bus rašto darbai ginami žodžiu, didysis metinis darbas taip pat. Tada, kas bus mokyklose rašoma, tai turės stebėti mokinių ekranus ir bus įdiegta, kad AI užkarda, kad mokykloje, kurioje bus atliekami darbai, kad ten nebūtų galima naudoti jo. Ir mokyklos raginamos, kad kuo daugiau rašymo perkeltų į klases, kad būtų klasėse, ne namuose. Tai va, tai tas dabar įdomu, kad jau nebėra svarbu, kad ar žmogus tą parašė, bet kad žmogus supranta tą, ką jam sugeneravo. Žodžiu, einama į tai yra. Ir manau, tai yra make sense. Man pačiam teko prieš kelias savaitės daryti tokį case study ir aš, aišku, naudojau AI. Tai ten jisai tiek gali prigeneruoti, kad tu ten po to pats jau nebesusigaudai, ką jis ten prigeneravo, apie ką ten eina kalba, jau ten tiek tų iteracijų tu padarai, ten, aišku, pagreitina viską. Aš ten padariau tą case study per 2 dienas su pusę gal, man, aišku, anksčiau užtruktų tas visas turbūt, nežinau, kokią savaitę, 7 dienas, kokias gal darbo minimum turbūt. Tai žymiai viską pagreitina, bet man reikėjo gintis po to tą savo case study žodžiu irgi. Tai mane ten ir prigavo. Nes aš kaip ir galvau, kad aš ten viską puikiai suprantu ir panašiai, bet klausė po to, o tai, pavyzdžiui, tu pasirinkai ten tokį ir tokį case study, ten vieno iš punktų sprendimo ten metodiką. O tai kodėl tu nepasirinkai ten kitokios metodikos arba kodėl būtent šitą metodiką? Nu ir ką, ir prigavo, karočią, kad aš tenais, man ten buvo tokia kaip ir nereikšminga ten vieta tam case study, ten per daug, ta prasme, AI-us ten pasiūlė man kažkokį variantą, aš priėmiau kaip už gryną pinigą, nepasitikslinau ten su to AI-um. Kodėl būtent toks buvo pasirinkimas ten to vieno parametro ten iš ten 50, kurios aš ten kitus ten paklausiau. Ir būtent to paklausė manęs per tą case study testavimą. Ir aš toksai, nu jo, tai jeigu atvirai, tai ką žinau, nežinau. Po to aš ten, aišku, užsivarčiau, bet nu jau toksai nemaloniai buvo. Tai ką galiu pasakyti, kad kai dirbi su tuo AI, tai ten per tiek daug prigeneruoja tau visko ir tu tada jis ten gal ir nehaliucionuoja, gal jis ir ten teisingai tau viską sugeneruoja, bet tau kaip žmogui viską ten suvirškinti ir su juo keep upint su tuo AI, viską suprasti, jisai tai ten tą atmintį turi, nu, kitokį negu mes, aišku, ne, ten tą sintetinę atmintį, bet jis gali pointinti tas AI-us į tu jam pasakysi, žinai, jis ten praskanuos ten tos ten 100 štukų charakterių ir jis grinai ras ten tą, ką jam reikia, o ir tau kaip apinti su juo, nu, sudėtinga yra. Tai geriau, aišku, turbūt daryti visus tos rašymus su AI-um ir darbus paraleliai, kaip ir, aišku, dabar siūlo naujausios ten tos technologijos, ten, kad ten tas lūpinimas ir panašiai, įsitraukimas kiekvienam žingsnį, bet ir tai yra labai sudėtinga. Tai va, tai aš manau, kad yra visai cool, kad ten, žodžiu, jie atsakinės ir kalbės apie tos savo rašymo egzaminus, bet suprasti visą tai, ką ten tau sugeneruoja ir nepasiklysti tame, tai yra ypatingai sudėtinga. Šiaip tai šitas visas dalykas, kad žodžiu atsiskaitinėjimas, tai yra labai senas, net viduramžiais naudojo tokią technologiją, kad žmonės universitetuose ir mokyklose atsiskaitinėdavo žodžiu. Po to buvo pereita prie teksto, nes jis buvo kaip ir svarstama, kad labiau patikrina žinias tekstas, kai tu rašai viską, o nerašai, o ne kalbi. Dabar galima dar tokį pasakyti dalyką, kad yra ir tokių downside'ų, ar kaip čia pasakyti dabar, blogų dalykų apie šitą visą prieimą, tai ne visi yra ekstravertai, ne visi
yra iškalbingi ir tie žmonės, kurie yra labiau tokie užsidarę panašiai, tai jiem kaip ir nelabai nauda. Arba, pavyzdžiui, tiem žmonėm, kurių ten danų kalba arba lietuvių kalba nėra pirmoji kalba, tai jam gali būti sudėtingai viską žodžiu atsakinėti, jam raštu gal, žinai, man ir pačiam patinka, duoda kažkokį užduotį, atsisėst ramiai, paskaityti, ką ten man reikia padaryti, supras, pasigilinti tą ir tą, be jokių ten laiko ten fiksuoto laiko tenais, pagalvot, išeit prasivaikščiot, grįžt, vėl perskaityti, vėl parašyti kažką. Nu, mano toksai darbas. Tai tiem žmonėm, kurie yra, pavyzdžiui, kaip ir sakiau, netokie iškalbingi, tas atsiskaitimas žodžiu gali būti kaip ir kliuvinys. Tai va, bet aišku, tai čia mes tik pradedam mokytis, kaip naudoti stojajam ir kaip jį ten valdyti, tai gal po to atsiras kažkokių tai variantų, kad pusiau raštu, pusiau žodžiu, gal klasėje rašo, gal rašo su ranka, pavyzdžiui, tada mokytojas nufotkina tą rankraštį ir ten perkelia viską į digital, ten yra kaip tie dabar tos planšetės, kur rašai ranka ir po to iš karto viskas jau ten persikelia į drive ten kokį nors. Tai gali būti ir taip. Ok, tai apie šitą pašnekėjom, galim dar biškį pažiūrėti į skaičius, kokių turim skaičių. Tai dabar 2 iš 3 danų mokinių gimnazistų pripažįsta, kad bent kartą yra čytinę su dirbtiniu intelektu. 9 iš 10 naudojo grupinėse darbuose dirbtinį intelektą. Švedijoje už neleistiną jajaus naudojimą nuo 23 iki 25 metų nuobaudų padaugėjo beveik 700%. Jungtinėje karalystėje nuo 23-24 metais pagauta 7,000 studentų. Tai kas naudojo jai, kai negalėjo naudoti, ir čia 3 kartus daugiau negu metais anksčiau. Nu ir pagrindinis dar toksai dalykas, kad 20 valandų užtruks vienos klasės egzaminavimas. Tai sakyčiau, kad labai laiko sugaiš daug dėstytojų ir jiem reikės labai daug perklausyti tų žmonių. Ką dėstytojai iš tikrųjų sako, kas yra gerai, kad jie galės duoti gyvą feedbacką, gyvą atsakymą tiem moksleiviam, kurie pasitempt, ko jie nežino, kaip ir taip toliau ir panašiai. Ir yra keli mokytojai danai, kurie sako, kad mokiniai buvo tokie gal labiau nusistatę prieš šitą, kad čia gal nieko gero, bet po pirmo karto jau jiem kaip ir prilipo ir tada jiem jau patinka šitą visą daryti. Tai va tokia ta pirma tema ir dabar keliamės į antrą temą, važiuojam, skrendam, teleportuojamės į Ispaniją, negalėjom aplenkti šitos temos, tai pakalbėsim apie Ceutą ir pakalbėsim apie kaip dabar Šengenas veikia. Tai pradžiai turbūt jau visi girdėjot, kad į Ceutą įsiveržė, vieni sako ten 50, kiti 70 tūkstančių marokiečių. Tada daug kas ten net nežino, kad ta Ceuta yra Afrikoje iš tikro, o ne Ispanijoje pačioj, ne žemyniniai daly. Tai galim gal pradžiai pasižiūrėti, kas yra ta Ceuta iš tikro. Tai 18,5 kvadratinio kilometro Ispanijos miestas Afrikos žemyne. Attention, Afrikos žemyne. Tai jisai yra kaip ir Maroko viduj, kaip koksai būtų Kaliningradas, kaip yra exclave vadinamasis. Tai va, tai iš visų pusių ta Ceuta yra apsiausta Maroko. Ir yra 8 km sausumos siena su Maroku. Ir tenais gyvena 84 000 gyventojų. Tai nėra daug palyginus, ne? Dabar iki žemyninės Ispanijos nuo tos Ceutos yra 30 km vandens tarpas. Tai kaip ir ten Viduržemio jūra, kaip suprantu, skaitosi, ne? Ceuta yra prie pat Gibraltaro sąsiaurio ir į Viduržemio jūrą. Todėl per visą istoriją tą Ceutą valdė daug skirtingų Viduržemio jūros
jėgų, kaip sakant. Tai antikoje tai ten buvo finikiečiai, kartaginiečiai, graikai, romėnai. Tada 711 metais buvo kažkokia tai Omajadų kariuomenė, kuri užkariavo Iberijos pusiasalį ir Ceuta buvo kaip tramplinas į Europą. Ir netoli Žalgirio mūšio 1415 metais Portugalijos karalius Jonas I atėmė Ceutą iš Marinidų sultonato. Tai buvo laikoma, kad tai Portugalijos imperijos pradžia ir buvo kaip ir pirmasis europiečių užjūrio užkariavimas toje epochoje, kai buvo atradinėjimo su laivais viskas. Tai va, tada 1580 metais susijungė Ispanijos ir Portugalijos karūnos po Pilypų II ir Ceuta atitenka Ispanijos valdymui. Tada 1640 metais Portugalija atgauna nepriklausomybę nuo Ispanijos. Ceutos gyventojai, kurie daugiausiai buvo atsikėlę iš Ispanijos žemių, patys pasirinko likti su Ispanija. Tai čia kaip ir gal yra svarbu, kad jie patys pasirinko, nebuvo užkariautas tas ispanų, bet jie pasirinko būti su Ispanija, bet tai mes čia visi žinom, kaip tai referendumai veikia, jau kalbėjom ne vienam podcast'e, kad gali ateiti su šautuvu ir pasakyti, už ką balsuoti ir tada už tą balsuoja tam referendume. Tai turbūt 1640 metais panašiai galėjo būti. 1668 metais Portugalai oficialiai perleidžia Ispanijai jau tą visą Ceutą. Tada jau keliamės 200 metų į priekį, tai 1844 metais ispanai susitarė su Maroku ir nustato dabartinę sieną. Tai jau čia visai nemažai, beveik 200 metų, 180 metų ta siena dabartinė yra. Dabar prieš 90 metų, 1936, iš Ceutos generolas Franco pradeda ekspediciją į Ispaniją, pilietinio karo pradžia. Ir tada 1956 Ispanija pripažįsta Maroko nepriklausomybę, bet Ceutos ir Melijos neatiduoda Marokui. Marokas nuo tada nepripažįsta Ispanijos suvereniteto ir reikalauja, kad grąžintų tas vietas. Tai jau čia nuo 56 metų marokiečiai kaip ir norėtų, kad visai Maroko gal priklausytų ta Ceuta ir Melija. Yra dvi tokios vietos Maroke, ne tik ta Ceuta. Tai va, 95 metais Ceuta gauna autonominio miesto statusą. Šiandien gyvena tenais krikščionis, daug yra musulmonų, hinduistų, žydų. Tiek žinių. Tokia istorija tos Ceutos. O dabar tai su tais 50 ar ten 70 tūkstančių, kurie atvarė, tai čia yra 3 dalykai, kaip suprantu, kad pirmas dalykas, tai kad Ispanijos šefukas tas Sančesas dabar, tai jisai pranešė, čia prieš mes irgi jau šnekėję esam, kad jie tenais 500 000 norėjo nelegalių migrantų įteisinti į Ispaniją. Tai čia iš karto jau visi tie žmonės, kurie nori bėgti Europą, jau galvoja kažką mąstyti su tai Ispanija. Ir man atrodo, jie gavo apie 1 milijoną paraiškų, kad tie nelegalūs migrantai norėjo būti įteisinti. O Marokas, tai kaip mes žinom, yra tokia kaip ir tarpinė stotelė patekti tą Europą. Daug kas iš Senegalo, iš Mozambiko, Angolų, ten visų Afrikų žemynų, kas iš giliau, varo į Maroką. Ten tada miškuose palei vandenyną gyvena ilgai, jau čia senai šitas visas vyksta. Ir jie bando patekti tą Europą, plaukia laivais, bando patekti į tą Ceutą, į tą Meliją, čia ne nauji dalykai. Bet taip, kad vienu metu 50 tūkstančių ar ten 70 tūkstančių bandytų per vieną dieną, tai čia pirmą kartą toksai buvo. Tai va, ir dabar Ispanijai
kažkaip jie ten pakeitė šiek tiek įstatymus, kad Ispanijos įstatymė yra mechanizmas dabar vadinamas atmetimu pasienyje. Jis leidžia pasieniečių žmogų bandant įveikti Ceutos ar Milijos užtvaras tiesiog atgal atstumti, be dokumentų patikros ir be jokių ten advokatų ir be galimybės paprašyti prieglobsčio. Ir čia nuo 2005 metų šitas galioja. Bet įstatymė konkrečiai parašyta, kad jie gali būti atstumti tie, kurie bando įveikti sulaikymo įrenginius, kas yra ta tvora 8 kilometrų. Ir dabar birželio 29 dieną, tai čia prieš mėnesį, prieš pusantro, Ispanijos aukščiausias teismas tą tekstą pažodžiui išvertė, perskaitė ir nusprendė, kad žmogus apiplaukęs užtvarą iš jūros pusės jokios fizinės kliūties neįveikia. Vadinasi, tas mechanizmas jam netaikomas. Tai reiškia, kad jau nebegali jo atstumti, jeigu per vandenį atplaukia. Nu ir ką, tada praktiškai tai reiškia, kad atplaukusi žmogų vis tiek galima išsiųsti, tačiau per įprastą procedūrą. Identifikuoti reikia, suteikti advokatą, leisti pateikti prieglobsčio prašymą, priimti individualų sprendimą. Skirtumas tipo nėra, kad skirtumas yra, kad ne per vieną minutę tą ten atstumi išspiria, bet tu turi turėti tą procedūrą, kad tave išspirtų. Tai va, tos procedūros tai kainuoja laiką ir pinigus, o Ceutoje tai nei to nėra. Ir va, tai galim pasakyti taip, kad tada, kaip tą birželio 29 ispanai visą tą savo pakeitė mantrą, plus dar, kad Sančesas pasakė, kad įgalins 500,000 nelegalių migrantų Ispanijos, padarys jais teisėtais. Tai tada Marokė paplito social medijoje, visokiuose ten Instagramuose, TikTok'uose ir panašiai, kad žiūrėkit, jeigu per vandenį atplaukit, tada ten tavęs negali išmest. Nu ir ką, tada visi sako, tai varom į Europą, nes tas jau to kaip ir jau ir Europą, žinai, tai tada ir važiuojam. Tai taip ir gavosi visi ten vienu metu ir išvarė. Aišku, kai toksai kiekis, tai įsivaizduokit, 6 štukų, ten 5 štukų, tai čia baisulingi reikalai. Tai va, ir kaip suprantu, tenais Ispanijoje, toj Ceutoj, nėra, kad ten galima būtų sutvarkyti ten tiek daug tų žmonių ir nieks neturi nei ten jiem pinigų, nei ką, tai jie nei ten vandens turėjo, nei valgyti, nei niekas ten jų nepažiūrėjo. Tai daug kas grįžo. Ispanijos valdžia savo, kad tenais iš tų 5 ar 7 štukų grįžo visi. Ten liko ten 1 ar 2 štukos, bet dabar daug youtuberių varo į tą Ceutą, ten tų, kur prieš migracijas ir panašiai, tai prieš nelegalias migracijas. Tai kelis video irgi pasižiūrėjau, ką jie ten išneka, tai ten, kad vietiniai sako, kad ten dar yra likę ten mažiausiai 15,000 ten tų žmonių, vieni sako 10, kiti 20. Ir jie ten kažkur įsislapstę miškuose ir taip toliau. Tai ir jie ten niekur nežada trauktis. Aišku, nėra, kad jau čia tai būtų labai visiems patogiai. Nelegalių migrantų niekas nenori, bet tai problema, kad ten ir visokių vaikų yra ir panašiai ir taip toliau. Tai va čia gal toksai įdomesnis. Skaičių gal truputuką. Mažiausiai 72 žmonės žuvo Ispanijoje ir ES ministrams pareiškė, kad nei vienas iš tų 60, 70, 50 tūkstančių nepasiekė žemyninės Europos, o 70 tūkstančių jau grįžo. Tai jie sako, kad 2 štukos likę tik tais. Nu, bet tai sakau, ten tie, kur buvo youtuberiai bent jau nuvarę, ten kai parodo tas vietas, tai ten tikrai daugiau atrodo tų žmonių negu 2000 likę. Ceutos vadovas Vivasas pasakė, kad dar ten yra apie 5000 žmonių. 1340 vaikų
ir ten daug iš jų išvis ten be tėvų ir be nieko, bet tai ten tie vaikai, tai gali būti čia skaitomi ir 17-mečių, 16-mečių, tai jau tokie paaugliukai. Tai va, 90 vietų šiaip Siauta turi priėmimo skaičių vaikams, o reikia 1100. Tai čia, ta prasme, labai didelis skaičių, negali Siauta tiek priimti daug. Madridas skiria 25 milijonus eurų nelydimiems nepilnamečiams. Legalizacijos programai jau, tai kaip ir sakiau, jo 1 milijoną žmonių pateikė tai Ispanijai, tai 25% daugiau negu prognozuota. Dabar kitos šalis, Italija, pavyzdžiui, Meloni nenori, uždarė Šengeną tarp Ispanijos ir Italijos. Tai dabar atskrenda Italai į Barceloną ir tikrina ten jos pasų kontrolės Ispanijoje, pavyzdžiui. Tai kaip ir Šengenas pristabdytas šiuo laiku yra. Ir daug kas nelabai kas supranta, kodėl, bet kaip ir sakau, čia Ispanai sako, kad jau kaip iš tos Siautos žmonės atkeliauja į žemyninę Ispaniją, yra tikrinami jų dokumentai, pasai ir taip toliau. Tai kad nėra taip, kad ten visus jie įleidžia iš tos Siautos. Tai kaip ir tada neturėtų būti tie Šengeno tos zonos aptvertos, ten Italija neturėtų panikuoti, bet jie, manau, duoda spaudimo ne tik dėl to, kad bijo, kad į Italiją atvažiuotų daugiau tų nelegalių migrantų, bet manau, kad duoda spaudimą Ispanijai, kad irgi žiūrėkit, hebra, tai davai, tvarkykit, siūskit atgal tos žmonės, nu kas čia per bardakas, ta prasme 60-70 tūkstančių žmonių pas jūs ten per sieną, per kirto nelegaliai, ką jūs mąsto, ta prasme. Turiu marokietį draugą vieną, tai parašiau jam, sakau, klausyk, kas čia vyksta, tipo, kodėl čia tiek, čia dar prieš kelias savaitės, man atrodo, kada čia buvo tas visas persikėlimas. Sakau, kas čia vyksta, tai jisai man taip atsakė, sakau, nu tai čia gal karščio banga. Žmonės dėl karščio bangos pametė protą ir sugalvojo persikelt, tai aišku, jis tam bajaravo. Tai va, tokios žinios, tai dabar man dar irgi toksai kitas kampas, kadangi podcastas mano kampai, tai mano kitas kampas. You know what I mean? Tai Marokas turi karalių. Tai kaip jam negėda, kad tiek žmonių tam iš to Maroko nori pabėgti. Visi tie žmonės, kuriuos ten kalbina, kas ten pabėgo, jie tenai sako, Marokė nėra darbo, mes ten neturim pinigų. Tengi jokio karo nevyksta, ten ta prasme normali šalis, ta prasme nėra jokios suirutės, tokios realios ir visi žmonės nori pabėgti. Tai kaip tam Maroko karaliui negėda, kad šitiek žmonių nori iš jo šalies pabėgti, nu tai gal jis turėtų suprasti, kad jis kažką ne taip daro. Man pačiam teko irgi studijuoti Maroke. Nesakau, kad aš ten ekspertas to šalies, bet kažkiek žinau apie tą šalį. Tai šiaip fainai ten Marokė, aišku, ten jie tokie nagli man tai tokie ir jie tenai bando pastoviai tave ten kažkaip apžaisti, bet jie, kai tu ten perpranti tą jų ten žaidimą, pasakai le, nes le, tai vadinasi ne, arabiškai, nu tai varai ten le su visais, nekreipi jos dėmesio, ten visai tada gal ir nieko. Tai ir visi labai tą karalių mėgsta tenais, ir visur to karaliaus nuotraukos tenais, ir kad ten gerbė, ir karalius labai ten iškalbingas apie turistus, kad ten tuos turistus reikia mylėti visus, kad čia jie atveža man pinigų į tą Maroką, kad jų neskriaus, kad juos įgalint tuos turistus, kad jie čia atvažiuotų daugiau, kad plėstų turistų sektorių. Bet tai dabar dar kartą pasikartosiu, kaip jam negėda, kad jisai karalius tokios šalies, iš kurios nori visi pabėgti. Nu, ne visi, bet daug žmonių ten, ta prasme, tai kaip, tai čia jisai, kiti sako, kad jisai naudoja, pats atlaisvina tą spaudimą, kad marokiečių pasieniečiai sakė, tai bėkit, kaip ir gal jo čia tas karas, kad atiduokit mums tą Siautą, ane? Kad jie rodo, kad čia, vat,
jie visgi tas jau tai yra Marokė, tai ką jūs ispanai, iš viską jūs čia veikiat tam Marokė. Ok. Bet tai tie žmonės, kurie bėga, tai nei vienas nesako, kad mum atiduokit Seutą. Jie sako, mes norim geresnio gyvenimo, mes norim į Europą, mes norim pinigų, mes norim darbo. Tai, ta prasme, karaliau, Ole, gal tu biški susigėdi, gal tu pradžiui susitvarkyk tą Maroką, kad ten būtų, kad žmonės nenorėtų bėgti Seutą, kad pabėgtų iš Maroko, bet kad bent jau bėgtų į tą Seutą priimti, įklestinti Maroką. Tai tada dar gal aš suprasčiau, kad praleidžia visus tos žmonės. Dabar tai toksai man nei šis, nei tas toksai mėlačius. Tai tokia mano nuomonė apie šitą visą dalyką. Tie žmonės, kurie bėga, ten nemanau yra, kad jie labai kalti. Jie patys ieško tiesiog geresnio gyvenimo. Dabar, kad nesuveikia tos sienos, kad tas Sančesas sako čia, kad 500,000 įsileis, legalizuos tų žmonių, tada pasako, kad jeigu per vandenį plauksi, tai čia jau nebėra kliūties ir tu turėsi visą tą procesą priimti. Tai ko jūs tikitės tada? Žinai. Tai man atrodo, kad ta Italija, kur uždarinėja tą sieną su Ispanija, tai manau, kad čia netoks, kad iš tos pusės, kad saugumas, tai jo, kad į tą Italiją neįvažiuotų niekas, bet iš kitos pusės tai man ta prasme ir kad spaudžia Ispaniją, kad žiūrėkit savo sienas, ką jūs čia daro, ta prasme. Tai bus įdomu pasižiūrėti, kaip, ar čia daug tų žmonių persikels į tą įdomu. Nėra, kad jau čia man tai baisiai įdomu, ten ta prasme tų nelegalių migrantų, tai man asmeniškai nei jūs čia reikia, nei aš čia jų noriu, nei to Ispanijoje, nei Portugalijoje. Jeigu legaliai atvažiuoji, tai atvažiuok ir dirbk ir viskas tvarkoja, bet jeigu tu ten prabėgi ir tada ten okupuoji ir tada ten, žinai, aiškini, kad jūs čia visi lochai, duokit man pinigų ir jūs čia nieko nesigaudot ir mūsų religija geresnė negu jūsų, irgi štai jau esam šnekėję podcast'e. Tai nereikia man tada, žinai. Tai pasižiūrėsim, kiek bus į Portugaliją, ar bus influksas kažkoks į tų žmonių. Gerai, keliamės į trečią temą. Važiuojam ne taip ir nuo manęs tai baisiai toli. Dabar nuo jūsų, tai sakyčiau, kad gal ir ne taip ir toli nuo Vilniaus, tai ten galim ir peškom turbūt ateiti, keliamės į Baltarusiją. Pirmą kartą podcastų istorijai varom tenai. Nu tai ką, rugpjūčio 4 dieną Horkų rajono teismas Mogiliovo srityje nusprendė įtraukti Euronews svetainę į respublikinį ekstremistinės medžiagos sąrašą. Sprendimas vykdytinas nedelsiant. Skaitytojams gresia atsakomybė už turinio laikymą ar platinimą. Nu tai ką galiu pasakyti. Tai dabar Baltarusijoje ne tai, kad tu platini Europos propagandą, bet kad tu ją skaitai ir kad domiesi ir nori ją suprasti, jau tau gresia atsakomybė už tai. Tai priimkim tai už gryną pinigą. Europoje uždraudinėja ten tuos rusiškus, baltarusiškus, rusiškus propagandos skleidėjus, bet jeigu tu juos konsumini per VPN-us, tai nežinau, per belekur, tai ir tu neskleidi tos informacijos, bet tu tiesiog pats nori ją gauti ir domėtis, tavęs turbūt nesodins. Dabar Baltarusijoje sodins. Galim biškai pasižiūrėti skaičius. Tai šiais laikais yra Baltarusijoje apie 14 000 užblokuotų interneto išteklių. Ir daugiau negu 5 000 iš tų interneto, nežinau, šaltinių yra paskelbti ekstremistiniais informaciniais produktais.
per vienus metus buvo 2107 vienetai paskelbti ekstremistiniais. Ir 2026 metų vasarį Baltarusija 5 pasaulyje pagal įkalintų žurnalistų skaičių. 24 belangiai ir beveik 50 leidinių turi ekstremistinę etiketę. 478 išpuoliai ar grasinimai prieš žiniasklaidos darbuotojus. 2025 metais 95% teisinėmis ir ekonominėmis priemonėmis. Apie 100 bylų prieš emigravusius žurnalistus. Tas Euronews jau Baltarusijoje uždraustas nuo 21 metų Rusijoje po invazijos į Ukrainą, bet dabar, ta prasme, net tu negali iš viso ten gautos informacijos. Nu kaip gali, bet sakau, tave uždarys, jeigu jis. Baltarusija nieko apie tai per daug nekomunikuoja, jie sako, kad jie nepaskelbė jokio sprendimo ar argumentų, tiesiog jie tyli ir tokia yra jų pozicija, va, nebegali skaityti ir viskas. Euronews pats sako, kad sprendimas neskaidrus, vienašališkas, yra Cichanovskaja, šita, kur Lietuvoje gyvena, gal dar aš dabar tiksliai nežinau, bet man atrodo, kad jinai dar vis ten pas mus, kad sako, kad gėdingas žingsnis, tipo, dar vienas pretekstas persekioti tos, kurie tiesiog ieško informacijos. Kažkokie europarlamentarai ten sako, kad čia vienas dar smūgis spaudos laisvei. Tai va, tai dabar taip, jeigu žvelgiant į viską, tai čia kažkas naujo, gal nelabai turbūt. Baltarusija savo propagandą, Europa turi savo propagandą, Amerika turi savo propagandą, Indija turi savo propagandą, Japonija turi savo propagandą, Izraelis turi savo propagandą, Palestina turi savo propagandą, visi turi savo propagandą, bet kas nustato, kas yra propaganda, kas yra teisybė, kas yra neteisybė, nu čia labai toksai pilka zona. Ir vienoje pasaulio šalyje, kas yra visiškai nepriimtina ir neteisinga, kitoje pasaulio pusėje yra visiškai normalu ir gera. Kalbėjau su tokiu kiniečiu prieš kelias savaitės ir kažką šiam tenais bajeriuką ale bandžiau numesti, bet kaip supratau, kad man ten nelabai paėjo su to bajeriuku, gal jis ten ir įsižeidė. Kai kažką šnekėjom apie Kiniją, ten taip toliau. Jisai šiaip kanadietis, kinas kanadietis, tai jis ten nežinau, kaip buvo jam ten 9 metai Kanadais atsikrausti, bet jis ten su ta Kinija, kaip suprantu, dar turi aiškiai nemažai ryšio. Tai aš jam tokį kažkokį, žinai, ai, nu tai va čia kinai stebi ten kažką ten, taip toliau ir panašiai, ten, kad ten nėra tos laisvės, žinai. Nu ir jisai man ten atgal, žinai, nu tai kad čia žiūrėk, tai Europa irgi lygiai taip pat, tik tais, kad kitokiais būdais ten ta laisvė apribojama ten ir visi čia irgi stebi, koks skirtumas, kurie valdžia stebi, vis tiek visi esam žmonės priklausomi nuo kažkokių didesnių jėgų ir jie ten mus valdo ir ar taip ten kontroliuoja vienokiais ar kitokiais būdais. Tai jo, su to sutinku, bet tai gal yra tos laisvės kažkoks kiekis, ne, vis tiek, nu, Lietuvoje, vakarų pasaulyje tu gali išreikšti nepasitenkinimą ir tas gal nepasodins už tai, žinai, ten. Dabar va kokioje Baltarusijoje, žiūrėk, net nebegali skaityti ir domėtis kažkokiais informacijos šaltiniais. Tai gal yra kažkoks visgi skirtumas, o ne? Šiek tiek. Dabar ar ten tas Euronewsas pastoviai šneka teisybę? Nu tai irgi turbūt, kad ne. Kaip ir vat galim subendrinti su antra tema, kur Ispanijos žiniasklaida sako, kad ten visi grįžo tie marokiečiai, ten tik tais 2000 likę toj, tik tais 2000, tai čia daug.
Sako, tik tais 2000 likę yra toj siautui, dabar atvažiuoja YouTuberis, sako 20 štukų. Ten Anglijoj būna, ten tas Britain First paradai, sako, kad buvo susirinkę 15 000, bet žmonės visi sako, kad ten buvo 100 000. Ten užpuola kokį nors ten, nežinau, baltaodį, koks nors ten indas sikų religijos, tai pasako, kad ten, žodžiu, buvo tas baltaodis rasistas ten ir dėl to tas sikas jų užpuolė. Tai ten su peiliu subadė. Bet tai ta prasme, o tai gal dėl to, kad rasistas reikia žmogų badyti, žinai. Tai tas fake news, ne, čia irgi jau toksai 10 metų jau vaikštantis ar 15, kad ta spauda ten, tas Euronewsas, kiek ten jisai teisybė sako, kiek nesako, tai čia klausimas. Dabar dar su tais visais įėjais, kaip viską generuot galima, oh my god. Nu, nėra kito būdo, kaip pasitikslinti, jeigu nori būti jau apie kažkokius faktus, ten tik tiksliai. Čia aš irgi turbūt šneku faktus ir taip toliau, kad ir pasižiūriu ten skirtingus šaltinius, vis tiek kažkokia čia paklaida yra, ten ką aš šneku, žinai, ką, tai ta prasme niekad negali žinoti tiksliai. Bet aišku, tai jeigu prasižiūri ten 3 šaltinius ar 5 šaltinius, pats nuvažiuoji, pasižiūri, kaip ką peršneki su žmonėm, turi kritinį mąstymą, tai maždaug gali gaudytis, kur yra teisybė, kur ne, kur tikras kačiukas video, kur netikras. Tai jo, o šiaip tik ką, linkim Ukrainai sėkmės, žiūri ten tą Lietuvą, blemba, ten visi bizniai atsidarinėja, ten išlikimo kuprinės siūlantys, ten tos zonos dronai skraido. Einam, načiut. Čia, kas yra geras dalykas Portugalijoje, kad nereikia per daug apsikrauti apie tą nesaugumo jausmą, tai jūs ten hebra laikykitės ir tikrai blemba sunku klausyti, sunku girdėti ant tą naują realybę, kad ten žmonės turi su pilnais bakais važinėti, o taip visi gerai gyvena, iš šono atrodo ten bizniai status, taip toliau ir panašiai, šalia turim tokius žmogėdras ten, nežinau, norėtųsi, kad juos ten kažkaip vieną ir paskutinį kartą užčiapt, kad jie ten nebegrasintų ten mum. Tiek žinių, nežinau. Tai va, tokia trečia tema. Nebegali netgi pats namuose skaityti informacijos Baltarusijoje, tai čia Rusijoje, tai lygiai tas pats ten ranka plauna, kaip sakant. Tokios žinios, like, share, subscribe, susitiksim sekantį kartą, geros savaitės, gerų dienų, rašykit komentarus, klausimus, pasiūlymus, dalinkite su draugais ir iki kito karto. Sėkmės.